Tai sveiki visi atvykę į Nexury News laidą. Aš šios laidos vedėjas Deividas Matačiūnas ir šiandien turiu nuostabų pašnekovą, Adomą Rutkauską, L-Rytas technologijų redaktorių ir technologijų žinovą. Tai aš gal pradėsiu, ačiū iš pradžių Adomai, kad atvykai į laidą pakalbėti kaip pirmas svečias. Ačiū, kad pakvietėte, truputėlį nesu tikras dėl nuostabus pašnekovo, bet bandom. Viskas, man atrodo, labai gerai. Pradėkim gal nuo tokio labiau asmeniško klausimo. Kaip pas tave dirbtinis intelektas iš esmės atėjo į gyvenimą? Ar pradėjai labai nuo mažens domėtis, žiūrėti ant filmų, žaidimus, kur dirbtinis intelektas turėjo kažkokį vaidmenį, ar kaip visas tas kelias buvo? Šiaip gal pradėtų iš vis reikėtų nuo to, kad apsibrėžti, kas yra tas dirbtinis intelektas. Nes internete yra labai geras paveiksliukas, kur maždaug yra du stulpeliai Excelio, ir vienoje pusėje surašyta, kas tai yra objektų atpažinimas, vizualinis atpažinimas, kalbos atpažinimas, neuroniniai tinklai, mašininis mokymasis. Tai yra iki 21 metų, nuo 21 metų dirbtinis intelektas, dirbtinis intelektas, dirbtinis intelektas, dirbtinis intelektas. Tai va, aš pats to termino nelabai mėgstu, tiksliau labai nemėgstu, nes man tai atrodo kaip labiau toks verslinis buzzwordas negu kažkokia konkreti technologija. Todėl, grįžtant prie klausimo, su kuo aš susipažinau, taip, pirmoji turbūt pati pažinties pradžia buvo 90-ieji, kai tokia leidykla Eridanas leido mokslinės fantastikos knygas ir ten buvo be abejo visiems mano amžiaus skaitytojams ir fantastams žinoma knygų serija apie plėninę žiurkę. Ir tenai buvo viena iš knygų buvo veiksmas planetoje, kurią valdo dirbtinis intelektas. Ir aš, aišku, prieš tai buvau kažkiek ten truputėlį skaitęs ir Zimovo, nors gal tuo metu buvau jam per jaunas, gal pilnai suprast. Bet tas pirmasis plėninės žiurkės kontaktas kontaktas su dirbtiniu intelektu toje knygoje buvo pirmasis, kuris leido įsisąmoninti, kaip tai įsivaizduoja fantastai. Aš iki šiol netikiu, kad taip yra ir kad tai bus, bet tai buvo pirmasis tokia, kaip ir, ne pažintis, bet įsisąmoninimas. O realus praktinis pritaikymas, pirmą kartą, kai realiai susidūriau, tai būtent ir nevadinčiau to dirbtiniu intelektu, bet tai buvo turbūt kokie 2011-2012 metai. Tai buvo programėlė Waze, kai ją dar nebuvo nusipirkęs Google'as. Ir aš atsimenu, tada važiavau iš Antakalnio galo Vilniuje į Lazdynus. Tai yra apie 4-5 valandą per pačius kamščius ir mane Waze'as išvedė kažkur, man atrodo, nuo 25, iki pusės valandos visą tą atstumą, kai realiai truktų užvažiuoti nuo 1,5 valandos iki 2 valandų. Jis mane išvedė per visokius ten kiemus susisekiančius ir taip toliau, bet jis vertino realiai, koks yra, kur kamščiai, kuriuose vietose daro realius matavimus. Aš pirmą kartą supratau, kad tas mašininis mokymas, aš tuo metu gal net nevadinau to mašininiu mokymus, bet tuo metu tai buvo suvokimas, kaip yra tas operavimas išmaniai algoritmai, kurie vertina, kurie nėra tiesiniai, bet jie siūlo tau sprendimus remiantis kintančiomis aplinkos sąlygomis. Čia labai įdomu, nes labai ankstyva gan pažintis prieš visą to giliųjų mokymus. Kai iš vis dirbtinis intelektas arba ten neuroniniai tinklai pradėjo labai populiarėti, kažkur net nuotraukų atpažinimas, man atrodo, ten 2012 buvo ten ImageNeto tokio būtent duomenų rinkinio kaip pristatymas, tai labai ankstyva gan pažintis. Kaip dabar tavo gyvenime, tas nuo 2011 metų, kaip tu gali palyginti dabartinį savo naudojimą kaip naudotoją? Kai kur tai tapo kasdienybės dalimi, tarkim, kadangi mano darbas yra žurnalistika, tai yra straipsnių rengimas, tai tarkim, kai kuriuose vietose vertimams mes tikrai darbui pagreitinti naudojam automatinio, tai yra būtent mašininio mokymosi vertimo sistemas, DeepL ir panašiai. Bet vienas iškart, ką aš galiu pasakyti, kad visi tie aiškinimai, kad vertėjai neteks darbo, kad apskritai žmonės neteks darbų ir taip toliau, aš jų labai kritiškai vertinu, nes jau daug kartų spėjau įsitikinti, kad, tarkim, to paties dirbtinio intelekto išverstą tą patį tekstą, jeigu tu nesi tos srities specialistas arba bent kiek nesigaudai, tu publikuoti negali, nes ten yra begalybė klaidų. Bet tai be abejo pagreitina darbą kelis kartus, nuo 3 iki 5, gal ir 7 kartų per dieną gali parengti daugiau žinučių, grinai dėl to, kad tu gauni greitesnį rezultatą, kurį tau tai reikia susirinkti. Paieškos varikliai tie patys lengviau leidžia tau surasti tai daugiau informacijos, sudaryti kažkokią didesnę nuomonę. Ir tu labai daug, man atrodo, pats rašai ir redaguoji straipsnių, kurie kalba apie dirbtinį intelektą. Ir dabar pagrindinė tikriausiai technologijų tema, kad kažkas sukūrė, kokie nauji modeliai atsirado. Kaip tu pats manai, po tiek daug įvairiausių technologinių ciklų, nuo
.com burbulo, tada turėjom NFT, skripto ir dabar dirbtinį intelektą. Kaip tu manai, ar čia yra toks labai užhypintas dalykas, ar vis dėlto tu matai labai daug praktinio panaudojimo ir manai, kad vis daugiau ateityje, vis daugiau žmonių naudos dirbtinį intelektą ir viskas iš esmės bus ant dirbtinį intelektą pastatyta? Dėl to hypo, tai mano vertinimu tai nėra kažkoks išskirtinis dalykas. Kiekviena technologija, mano vertinimu, pereina tos pačius kelius etapus. Atsiradimas ir pirminis vystymas, pristatymas visuomeniai, tada visuomenės susižavėjimas ir pasibaisėjimas ir tapimas kasdienybė. Ir tos ciklus visi praėjo, ten jaunesni galbūt vartotojai, žiūrovai neprisimins, bet tas pats buvo net su asmeniniais kompiuteriais, su mobiliojo internetu. Aš atsimenu dar tos laikus, buvo tuo metu, tiesa, truputėlį vėliau dar, kai jau atsirado internetas, į Lietuvą atėjo internetas, tuo metu apie internetą irgi buvo naudojosi visi dial-upinė linija ir paskui pradėjo plisti šviesolaidis. Tiesa, iki to laiko dar buvo šviesolaidžio DSL-as. Ir kokios tais laikais būdavo diskusijos, kam man to šviesolaidžio reikia tokio greičio, tai žiūrėkit, aš ten filmą parsisiųsiu, nes tais laikais streamingo nebūdavo, visi nelegaliais būdais imdavosi. Tai aš galiu filmą parsisiųsti, galiu palauktas 15 minučių, man tai yra nesvarbu. Prieš tai anksčiau lygiai tokie patys komentarai, kam man reikia to mobiliojo telefono, aš noriu kaip tik užbaigti dienos darbus, padėti telefoną išeiti namo ir kad manęs niekas nerastų. Ar mes dabar įsivaizduojam gyvenimą be mobilaus ir be interneto? Ne, neįsivaizduojam. Iš kitos pusės, ar jis kažką padarė radikaliai, kažką tokio perversmo ir baisaus? Ne. Aš nemanau, kad ne viena technologija nepadarė kažkokios didžiulės revoliucijos, tai buvo evoliucija. Natūrali evoliucija, kurią mes priėmėm, atmetėm, kur jinai nepasisekė. Ir iki šiol ieškome toliau. Tai lygiai tas pats ir su dirbtiniu intelektu. Dabar mes jau, sakyčiau, galbūt baiginėjame arba įpusėjame, įstiprėjame galbūt tą frazę, kai visi džiaugiasi ir baisisi. Ir jau dabar, sakyčiau, eina tas link tiesesnis kelias, link to realių galimybių žiūrėjimo, kas pasitvirtins, kas nepasitvirtins ir reikia tikėtis aukštesnio laiptelio pačiame DAI vystyme ir jo galimybėse. Jo, tai daug kas, man atrodo, labai tikisi to sulaukti to dirbtinio intelekto tokio, kuris gali atlikti visas užduotis. Aš nesitikiu ir nemanau, kad jis atsiras. Ne. Nes, pažiūrėkit, dabar tas pats OpenAI, man atrodo, pristatydamas savo naujausią modelį, sakė, kad jisai atitinka dabar PhD, tai yra mokslo daktaro lygį, ar ne? Faktas toksai, kad taip, gal jis ir atitinka, tik tai dažniausiai ne tos srities, kurios tu klausi. Ir aš manau, čia yra didžioji problema, kad universalaus dalyko, aš neįsivaizduoju, kad tai būtų labai efektyvu ir netgi naudinga sukurti. Vietoj to aš manau, aš tikėčiausi ne tokio genialaus visapimančio, o būtent taikomoje kažkokią siauresnę kryptį nukreipto modelio, daug modelių, 10-100 tūkstančių modelių. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, žinau, kad dabar jau šiuo metu aš neatsimenu, kurių šalis, tiksliau, man atrodo, kelių šalių universitetai, kuria grinai didžiosios kalbos modelio analogus, kažkas panašaus į ChatGPT, kurie yra pritaikyti, tarkim, biologijai ar botanikai ar panašiai. Tokiuose dalykuose aš matau didelę ir perspektyvą ir tikimybę, kad tai išvystys kažkas naudingo. Bet tokio bendro kažkokio ten, nežinau, ChatGPT 30.1, kuris gali paklausti apie bet ką nuo lietuvių kalbos iki, nežinau, cheminės žvaigždžių sudėties kitimo, aš nemanau. Aš manau, kad dabar jau mes tokį turim, kurio iš esmės gali paklausti paprastų dalykų ir jis tą visai tiksliai tą atsakys. Jo, tai apie tą visą inovaciją ir mokslo raidą, man atrodo, atsiras vis daugiau modelių, kurie fokusuos. Tai OpenAI laimėjo aukso medalį būtent matematikos olimpiadai nacionaliniai. Kas buvo irgi įdomus dalykas, neaišku, kiek tai bus pritaikoma iš esmės, kad tu laimėjai, tai dar neaišku, kad galėsi taip pat pritaikyti kaip žmonės, kurie laimėjo ir gali kažką sukurti. Tai ta inovacijų dalis, man atrodo, irgi labai įdomi. Bet pakalbėkim dar apie tas didžiasias lenktynės, kur visi bando laimėti, tai Amerika investuoja labai daug, tai gal yra tokios 3 pagrindinės, sakyčiau, 2 pagrindiniai žaidėjai, tai Amerika ir Kinija, ir ta Europa biški tokia, daro kažką, bando eiti į tas lenktynės. Kaip tu manai, kas yra, jie skirtingai fokusuos, tai Amerika fokusuos labai tą startuolių ir tą visą verslo kūrimą, Kinija fokusuos labiau tą mokslinę pritaikymą ir neaišku, ką jie dar iš esmės daro, kur naudoja dirbtinį intelektą, ir Europa viską daro reguliacijų ir čia turi būti labai saugu. Kuri, manai, šalis turi didžiausią tą būtent perspektyvą ilguoju laikotarpiu laimėti tas varžybas? Aš manau, čia klausimas yra apie kokio ilgio laikotarpį mes kalbame. Jeigu apie 10-15 metų, aš manau taip, akivaizdu, kad tai bus ir toliau, manau, panaši situacija laikysis, kad JAV ir Kinija bus pirmosiose vietose.
galbūt kaitaliosis tarpusavį, nes vėlgi, aš manau, ten reikia labai atsirinkti kriterijus, pagal ką mes nusprendžiam, kas ten pirmoji yra, o Europa atsiliks. Bet žiūrint į ilgesnę perspektyvą, aš manau, kad po kokių 30-40 metų ar panašiai, visi šitie regionai ir jų kuriami DI niveliuosis ir taps panašus. Ir vėlgi aš manau, kad tai bus ne kažkokia bendrėja, būtent kryptiniai fokusuoti DI konkretiems sprendimams. Ir aš manau, būtent tokia yra ateitis. O regionai čia, dėl tų reguliacijų, aš irgi daug esu, kiek pats kalbinu žmonių ir pašnekovų ir viskas. Daug kas kritikuoja Europą už tai, kad yra daug reguliacijų. Ir taip, kaip yra pasakęs vienas politikas lietuvių, su aš labai sutinku, kad ką galėtų, kuo iš tikrųjų galėtų pirmauti Europą, tai yra reguliacijų eksportų į visą pasaulį. Bet aš nemanau, kad tai yra labai blogas dalykas. Pavyzdžiui, iš tikrųjų yra tas pagarsėjęs atvejis konkretus su dailininku Lenku Gregu Rutkovskiu, kurio buvo darbai įtraukti į ChatGPT, jeigu neklystu, LLM. Midjourney, man atrodo, viena iš tų. ChatGPT, jo. Jie buvo teisingai įtraukti, nes apie ChatGPT aš atsimenu vieną faktą, kad 2022 metais užklausų, kad sukurmant paveikslėlį su ChatGPT buvo, man atrodo, sukurmant paveikslėlį Grego Rutkovskio stiliumi, buvo 93 000. Spėk, kiek buvo tokių pačių užklausų, kad sukurtumant Michelangelo stiliumi? Žymiai mažiau tikriausiai. 2000. 2000. Tai va, ir tai buvo padaryta visiškai be dailininko sutikimo. Ir, aš nežinau, aš tai, pavyzdžiui, galbūt aš esu per didelis garbėtroška, o gal aš kaip tik amerikinio požiūrio, kad mano teisės turi būti griežtai gynimas, aš nenorėčiau, kad mano darbai būtų kažkur naudojami dirbtinio intelekto mokymai be mano sutikimo ir kiek tai yra įmanoma, aš esu optautinės visur, tam pačiam Facebook'e ir panašiai. Ir aš manau, kad yra geras sprendimas ir tai žmogus pasirinkimo teisė. Be abejo, tai sumažina iš vienos pusės visą tą tobulėjimą ir progreso greitį, bet vis tiek aš tikiu autorių teisėmis, kad yra, aišku taip, idėjai tu neišpatentuosi, bet tarkim stilių, aš nenorėčiau, kad kas nors rašytų straipsnius mano stiliumi be mano žinios. Tai aš manau, čia yra plius ir minus. Iš esmės, tu gali apmokyti rašyti tavo stilių, bet jeigu tu esi pats naudoji arba duodi kažkam sutikimą. Tai man atrodo, čia vienas iš tų įdomių dalykų yra būtent su visom vartotojų teisėm ir du būtent kaip autorių teisėm, kurie būtent kaip surasti, ar tikrai panaudoti ar ne. Nes tiesiog jie pasiima viską, visos kompanijos tiesiog pasiima visą informaciją iš interneto, kur bus tikrai ir tavo straipsnių. Ir turėjom ne vieną būtent teisinį kažkokį inicijavimą, kad tai sustabdyta, New York Times ir kiti žurnalai. Kaip iš esmės tavo L rytas, kaip institucija galvoja apie šitą požiūris, koks jūs? Kadangi mūsų redakcijos niekas neįtraukė mokymus, tai mes apie tai tiesiog negalvojam. Bet aš vieną turiu tokį įžvalgą, kad bent jau dalis traukinių nuvažiavo, nes gerai, tas pats Rutkovskis pareikalavo pašalinti visus ten jo darbus iš ChatGPT ir turbūt ir Midjourney, bet tai kas iš to? Tai tu sorsą pašalini, bet jau dirbtinis intelektas yra ištreniravęs ant to, jau viskas neuronų tinkle glūdi ir iš ten tu neiškrapštys. Tai nežinau, čia traukinys nuvažiavo. Kaip tu manai visos, ar tos varžybos būtent darimas daugiau duomenų centrų statymas, elektros ir visa kita, ar verta tiek investuoti būtent į dirbtinio intelekto plėtrą? Nes iš esmės reikia sukurti visą infrastruktūrą. Kiekvienas naujas modelis turi būti pasitreniruojamas ant naujo duomenų centro. Ten matėm didžiulės sumas, ką būtent Amerikos vyriausybė paskelbė su visais didžiausiais technologijų vadovais, kad mes investuosim ten 500 milijardų ir dar daugiau. Ar tu manai verta investuoti tiek daug į būtent technologiją? Ja, čia viena įdomi iliustracija, aš atsimenu, pas kažkada rengiau naujieną, apie tai buvo įvertinta, kiek energijos ir, man atrodo, net ir taršos sudaro vieno modelio apmokymą, LLM apmokymas ir ten gausi liktai. Aš dabar bijau sumuoluoti, bet ten gaunasi kažkiek 10 000 suvažinėjimų automobilių iš Vilniaus į Lisaboną ir atgal. Tai vieno tokio tik apmokymas nenaudojamas. Tai be abejo, ištekliai yra didžiuliai ir žala yra pakankamai, aš manau, didelė. Bet iš kitos pusės, bet kuri investicija, parodė jau daugelis kompanijų, kad tos, kurios meta daug finansavimo į R&D, tai yra research development tyrimus ir vystymą, jos laimi. Ir jeigu šita technologija tikrai pasiteisins, aš manau, turi didelį potencialą pasiteisinti, tai aš manau, taip apsimoka. Pakalbėkime apie tuos tokius baisiausius panaudojimus.
dabar, man atrodo, paskutiniai 3 metai ten būtent deepfakes ir visų technologijų, kur tu gali balsą atkurti iš 3 sekundžių. Tai nekalbant apie rašymo stilių, tu iš esmės gali klonuoti žmogaus balsą, veidą ir visus kitus dalykus. Tai matėm ir interviu, kur žmonės tiesiog užsideda kito žmogaus veidą ir kalba. Kaip tu manai, kas čia vat laukia? Ir būtent iš tos gynybos pramonės ir kitų dalykų, kas kalbam dabar apie autonominius dronus ir visas kitas technologijas, kaip tu manai, kur vat čia mes apsistosim? Ar spėsim sustabdyti visą tą traukinį, kada jau bus, kad nebūtų per vėlu, žinai? Aš nemanau, kad mes sustabdysim. Gal kaip tik aš sakyčiau, dar bandysim kažkaip įgreidinti, nes gerai, apie deepfake'us pradėkim. Deepfake atrodo viskas baisu ir taip toliau, bet kažkodėl niekas nemini, kad kūrimos ir anti-deepfake'inės sistemos. Tai irgi tie patys modeliai įvairūs ir sprendimai, kurie atpažįsta, pavyzdžiui, video. Ir atpažįsta iš tokių labai įdomių dalykų, apie kuriuos daugelis net iš pradžių nepagalvoja. Pavyzdžiui, sistema stebi, ar pašnekovas nufilmuotas žmogus video vaizdelį ir jisai iš tikrųjų kvėpuoja. Mes tiesiog nekreipiam dėmesio. Žiūri net apie tai, ten, ar jam normaliai įtikinamai vaikšto kraujas, kraujagyslės, ten išsifiltruoja vizus ir taip toliau. Aš manau, kad čia yra amžinas katės ir pelės žaidimas, bet kad vienas bus taip paliktas deepfake užvaldys pasaulį, jeigu per tiek metų nenutiko, tai aš manau, kad nelabai nutiks ir toliau. Be abejo, sistemos tobulėja ir apgaulingosios sistemos, bet taip pat kūrimos ir anti sistemos ir aš manau, čia, kaip minėjau, kad tai bus tas katės ir pelės žaidimas. Dėl karybos. Visų pirma, dėl karybos reikėtų paminėti, kad kai kalbame apie dirbtinį intelektą karyboje, tai kol kas dirbtinio intelekto naudojimas netokiu dideliu procentu reiškia naudojama ginkluotėje. Labai daug naudojama žvalgybinė informacija, darbė su dokumentais, kas yra irgi svarbu ir tarp kitko, kas yra pavojinga dėl tų pačių visų klaidų, haliucinacijų ir taip toliau. Bet tai visą tai, aišku, po truputį situacija liktai ir gerėja. Kalbant apie visus tos dronus, aš manau, kad tai yra viena iš galimų išeičių, kad taip, galbūt tas vizija, kad mašinos kanos tik prieš mašinas, atrodo tokia labai mokslinė fantastika, bet aš manau, link to mes einam ir tai yra pakankamai logiškas judėjimas. Bet vėlgi, čia viską labai gali išbalansuoti yra kovojančių pusės, nes, tarkim, mes matom, kad kokia yra vakarietiškoji pasaulyje žiūra į žmogaus ir kario gyvybę, kad svarbiausia yra pats žmogus, operatorius, o geležis tai ir softas yra tik geležis ir softas, kurį galima tikrai paaukoti, o yra, kitą frontą, kitą svarstyklių pusę, kurią yra neįdomu tai. Tai labai sunku iš tikrųjų kažkaip pasakyti, kaip ten toliau viskas vystysis, nes per daug kintamųjų ir tas kita pusė yra pernelik sunkiai prognozuojama dėl to, kad mentalitetas labai skiriasi. Jo, aš atsimenu 2016 skaičiau tokį straipsnį, kur jau tada darydavo simulacijas, tai iš esmės būtent naikintuvų pilotai treniruodavosi su dirbtiniu intelektu ir tą pirmą kartą, man atrodo, 100 kartų bandymo, nei vieno nelaimėjo pilotas prieš dirbtinį intelektą. Ir tada pradedi suvokti, tai ant kiek gerai gali padaryti net ir su to senesnė ta technologija, nes 2016 šiuo laiku atrodo, buvo labai labai senai ir dar nieks nebuvo padaryta. Bet kur galim brėžti tą raudoną liniją, žinai, kur sakyti, jau čia viskas reikėtų sustabdyti, nes matėm ir OpenAI visą tą skandalą, kaip Sam Altman buvo atleistas ir ten visi sakė, kad jis nesugeba investuoti į saugumą, visi investuoja, kad kuo daugiau ir didesnius modelius sukurti, bet saugumui buvo labai skirta mažai tos iš esmės kompiuterinės jėgos, kuri galėtų užtikrinti, kad būtų saugiai naudojama. Ir matom, kad kompanijos nėra, kad taip labai super fokusuotųsi. Jos daro kažką, Anthropicas, man atrodo, viena iš tų kompanijų, kuri gal daugiausiai investuoja ir daugiausiai publikuoja būtent apie visą tą. Bet kur tu galvoji, reikia brėžti tą raudoną liniją, kad viskas, čia stabdom jau užteks, žinai. Labai atsiprašau, bet aš netikiu raudonosios linijos egzistavimu. Ta prasme, mes ją galim užbrėžti, bet aš, kaip jau parodė ne kartą žmonija, mes ją vis nustuminėjom ir nustuminėsim. Be abejo, visą laiką bus kažkokia savetika susijęs stabdžiai. Galbūt ten bus kažkokias dėl, nežinau, lygybės kažkokia irgi įvesti, nežinau, svareliai ir atotampų sistema, bet nemanau, kad atsiras kažkokia linija, kur išliks, kad mes šitą nedarysim ir šitam neleisim. Iš vienos pusės, žmogus nėra nei racionalus, nei drausmingas, kaip gyvūnas. Tai aš nemanau, kad mes labai elgsime, iki šiol nelabai racionaliai elgiamės kaip žmonėje, tai nemanau, kad ir ateityje tas pas bus. Tu manai, kad tu turint savo marškinėlį pasirašęs Cyberpunk žaidimo.
Tu manai, mes lauksim Cyberpunk pasaulio? Ne, aš manau, jokių šansų. Ne. Cyberpunk, tarp kitų, visiems labai rekomenduoju pasidomėti, kas tik tai gali. Ir ne tik kompiuterinių žaidimų, bet ir pačia RPG sistema. Tai dar 80-metį, man atrodo, atsiradusi sistema, kuri piešia specialiai pabrėžtinai distopinę ateitį, kurioje, kaip sakoma, high-tech, low-life. Aukštoji technologija, žema gyvybės vertė. Bet aš manau, kad būtent tas populiarumas šitos sistemos ir jo žavumas atsiranda dėl tos pačios, daugelis nežino, kodėl mes taip mėgstame aštrų maistą ir mano manim, kodėl mes mėgstam gazuotą, tarkim, mineralinį vandenį. Todėl, kad mums patinka saugus pavojus. Mums iš tikrųjų niekas negrėsia, bet truputėlį nervus pakutena. Dėl to, aš manau, dėl tos pačios priežasties mes mėgstam siaubo filmus, postapokaliptinius žaidimus, filmus, knygas, viską. Dėl tos pačios priežasties mes mėgstam ir Cyberpunką. Mes mėgstam pavaidinti, kaip viskas bus blogai, bet, iš tikrųjų, nekart dar nebuvo blogai ir, aš nežinau, gal šiaip aš laikau save labiau optimistu, bet pasaulis tik tai gerėja. Smurto sumažėjo istoriškai, mums atrodo, kad jo dabar daug, bet mes tiesiog labai daug matome, mes anksčiau jo nematėme. Nes dabar nutinka incidentas, nežinau, už 1000 kilometrų mažam kaimelėje, mes po pusės valandos jau matome video nufilmuotą, kai jis ten vyko. Anksčiau prireikdavo tam, nežinau, poros mėnesių. O statistiškai tai yra skaičiais remiantis, smurto mažėja ir aš manau, situacija pasaulis yra tikrai tik tai gerėjantis. Išskyrus galbūt tą su gamta susijų dalyką, klimato kaitą, kurį, aišku, galime ten daugas ginčytis, dėl kokių priežasčių vyksta, bet, šitą aš manau, čia neina gerą pusę. Tai galbūt, man sakyčiau, pagrindinė šiuo metu yra problema. Visa kita, žmonės, kaip sakiau, kad mes nesame racionalūs, bet kažkaip jeigu iki šiol išgyvenom, tai aš manau, išsibalansuosim ir gyvensim sėkmingai toliau ir tai geriau. Tu manai, iš esmės, visi dalykai, ten mokslas, visi kiti dalykai, kaip mes mokomės mokykloje, tokie, kurie nesikeitė per daug laiko, galvoju, kad pasikeis būtent atėjus dirbtiniu intelektu ir vis tiek išliks tokie patys? Apie pačius dalykus aš nežinau, bet kad mokymosi pats procesas turi keistis, tai čia faktas. Nes iš tikrųjų dabar vėlgi, dabartinis mūsų švietimas yra, nežinau, 17-18 amžiaus, man atrodo, modelis, iki šiol vis naudojamas, kuris yra visiškai neefektyvus. Ir iš to, kas atsiranda naujas ir blogas dalykas, aš, pavyzdžiui, žiūriu mano paties sūnus, paauglys, jie mokykloje mokėsi jau net ir C++, čia, man atrodo, 7 klasėje prasidėjo visas šitas dalykas ir jie mokėsi iš tikrųjų kodinti eilutėmis ir taip toliau. Bet aišku, tai yra sunkus dalykas, niekam neįdomu. Maniškis dabar gavo dovanų ir Raspberry Pi, bet ir, žodžiu, kitą ten tą vieną iš mikrokompiuterių. Jisai kodina viską granai tas vibe codingo. Čia GPT. Iš vienos pusės tai yra nuostabu. Tu iškart gauni rezultatą. Aš atsimenu, kodėl aš pas mokykloje nekenčiau programavimą, nes mes sudirbom Turbo Pascalį tuo metu. Tu rašai tas eilutės, uždaviniai būdavo, absoliučiai stengtųsi lyg tave tik atbaidyti nuo programavimo. Išsirinkite skaičių iš eilės, kam tai įdomu. Padarykite, kad šitą nupieštų mašinėlę važinėtų po ekraną ir ten tas kitas užduotis visiškai, kitas įdomumas. Iškart gauni ir galbūt taip, tuo metu dar iškart negaudavo rezultatą, o dabar iškart tu gauni rezultatą per kelias minutės. Bet kame yra didžioji blogybė? Jisai nesupranta, kas vyksta. Jis gauna kodą, jis gali pakaitiliuoti porą parametrų ir taip toliau, bet jis nesupranta, kas vyksta. Ir dabar jau kiek mačiau, kad LinkedIn'e jau atsiranda toks dalykas, kad profesija vibe codingo taisytojas. Taip, turės atsirasti, kažkas turės ištaisyti visą architektūrą. Jo, ir čia dar tas vienas momentas yra, kad visi dabar, tarkim, baisisi, kad nebeliks junior programuotojų. Nes, iš tikrųjų, junior programuotojai, aš manau, dabar gali normaliai atlikti daugumą ten tų ypač pritaikytų tam dirbtinio intelekto sistemų. Bet tai, gerai, tai iš kur tada atsiras mid ir seniorai? Aš su šitu visiškai turiu, man yra keli seniorai pasakė, tai mesgi norėsim pensiją kažkada išeis. Taip, ta prasme. Kas tas pakeis, jeigu nieko nebus, tai vis tiek, man atrodo, kad ir atsiranda tie įrankiai, kurie padeda vaikams jums pradėti suprasti kažką kūrybą. Ir man atrodo, čia mes labai įdomiam amžiui gyvenam, kai pereinam nuo tokių vykdytojų prie kūrėjų. Žinai, labai daug metų žmonės eidavo į darbą ir turėdavo kelias funkcijas. Ir mes viską labai skirstydavom funkcijai. Tu būsi buhalteris, tu teisėjas, ir tokios. Ir tu žinodavai, ką tau reikia padaryti iš esmės, tu turi savo darbo funkcijas, o dabar, man atrodo, mes pereinam prie to, kad daugiau žmonių taps tokiais kūrėjais, kad turi įrankį kažką sukurti. Kaip tu manai? Bandys tad, bet aš nesutikčiau su to, kad tai bus geras rezultatas dėl tos pačios priežasties, kaip aš jau minėjau, kad su mano paties patirtim, bent jau remiantis dabartinę, kad tu norėdamas gauti gerą rezultatą, net pasitelkęs tą patį daryti, tu turi būti savo srities specialistu. Specialistų tu turi mokytis ir tas mokymas tikrai nėra lengvas, bet tu vis tiek turėti dirbti tą juodą darbą. Tai ką noriu pasakyti, kad nepabūs juniorų, medium ir seniorų tu nepabūsi.
Jo, aš taip pilnai Aš dėl to nemanau, kad ir manau, kad tas pats bus ir kaip sakė, ir teisėjas, ir juristas, ir programuotojas, ta prasme, kad aš pasugalvosiu žaidimą, susiderinsiu visas licencijas ir taip toliau. Ne, galbūt bus taip, kad aš galbūt galėsiu konkrečiam ar juristui ir kažkokiai kitai specialybės atstovui pateikti konkrečius klausimus, kokius aš esu nusimatęs, kad maždaug, ar reikėtų daryti taip ar taip, anaip ar anaip. Bet, na, galutinį sprendimą aš manau vis tiek turės pasiimti profesionalas, nes, na, tikrai aš netikiu, kaip sakiau, kad nemanau, kad atsiras tas visų galų meistras DAI, bent jau aš to netikiu, ir žmogus to tikrai netaps. Tai aš manau, visų specialybių reikės, tik tai jiems reikės išmokti su dirbtiniu intelektu ir taip, tai mums reikia žymiai daugiau įrankių ir platesnės galimybės, bet savo sričių, ta prasme, kad nereikės kažkokios vienos srities specialisto, ar kad vienas žmogus galės visiškai savarankiškai pasidaryti viską vienas pas, aš nematau tokios galimybės. Aš buvau prieš keletą savaičių pas gydytoją ir jo pirmas klausimas sako, ką čia GPT tau, kokią diagnozę tau čia vidina. Jaunas gydytojas. Jo, jauna gydytoja ir sako, bet ką čia GPT? Ir aš jas klausiu, kodėl, klausėt, šiaip labai įdomu. Sako, labai daug žmonių dabar visas savo ligas. Anksčiau mes tikrinom Google, žinai, kur įvedi ir tau visą laiką išmes vėžį, žinai, ten per kelias simptomus. Sako, dabar čia GPT visi žmonės rašo, kad kas to yra ir duoda ir tada jis sako, man įdomu paklausti, ar aš, sako, ir pati pasitikrinu, ar tai man labai įdomu šitas, kaip žmonės, žinai, panaudoja savo profesijai. Tu kaip žurnalistas, kaip suprantu, irgi visai nemažai naudoji rašymui ar labiau redagavimui? Ne, aš būtent rašymui stengiuosi bet kokiam tiek savo asmeniniam kūrybiniam tekstam, tiek žurnalistiniam tekstam stengiuosi apskritai eliminuoti rašymą. Dėl to, kad aš noriu nepamiršti savo stilius. Nes, na, rašymas, bet kokia tekstinė kūryba yra lygiai tas pats, kas handelio kilnojimas. Jeigu mes nustosi, tau raumenis sunyks. Lygiai tas pats yra su rašymu. Aš spėjau to tikrai įsitikinti. Ir, ne, tai aš kam naudoju, tai aš naudoju, tarkim, pasitikslinimą kažkokiam. Ar kartais, čia gal nesrepsinį rašymą, tarkim, renginių vedimų, iš tikrųjų kartais, na, tu ruošiesi irgi kažkokį laidą ir panašiai, pasidarai klausimų temų, tiksliau, aš nemėgstu klausimų, aš mėgstu temų kryptis planą. Ir kartais tikrai, paimi ir užmiršti kažkokį elementarų dalyką, bet nes tau atrodo jis visiškai elementarus. Paklausim, ką dar galima būtų paklausti šito pašnekovo su tokiu backgroundu, tokia tema, išmet tokį visiškai banalų dalyką, bet paskui bet tai žmonės, kurie galbūt nėra specialistai, jiems tai bus svarbu. Tokia aš atveju, manau, tai yra labai naudingas dalykas. Tas bukas, priminimas paprasto banalaus dalyko, apie kurį tu tiesiog praignoruoji, nes jau tau pernelyg atrodo nuobodu. Čia yra puikus pritaikymas. Pakalbėkime apie tas tokias didžiąsias inovacijas. Tai vat čia Google DeepMindas laimėjo Nobelio chemijoje prizą su AlphaFoldas. Tai laimėjo matematikos olimpiadą. Tu manai, kad kitas žingsnis būtent tam visam dirbtinio intelekto vystymas yra būtent tos inovacijos, kurių šiaip žmonės gal negali sukurti, kad tik dirbtinis intelektas jis gali kai kurias sukurti. Pavyzdžiui, AlphaFoldas yra vienas labai geras pavyzdys, kur tau reikėdavo labai daug būtent doktorantų, kad ten padarytum būtent vieną prognozę proteino. Tu manai, mes turėsim daugiau tokių inovacijų? Taip. Na, kaip aš jau pradžioje minėjau, kad aš tikiu to scenariumi, kai DAI visi sprendimai eis link specializuotų sprendimų. Tai jeigu tai vadinysime kažkokią inovaciją, aš manau, apie tai mes ir kalbam dabar, ne? Aš manau, tai bus kiekvienoje srityje, kiekvienoje mokslo srityje. Tai mano minėtas tas biologijos LLM'as. Žinau, kad dirbtinio intelekto jau ten ir lietuvių yra pakankamai apsigynę daktarinės disertacijas iš dirbtinio intelekto naudojimo astrofizikoje. Taip, aš manau, kad tokia tikslas. Iš tikrųjų, mes turim duomenų daug, mes turime tik dar daugiau, ir jie tik tai auga, bet susitvarkyti mes su jais negalim, tai aš manau, čia tai ir yra ta tikslinė auditorija, kuris galėtų atsiskleisti geriausiai. Jo, aš manau labai su vaistų atradimu, aš labai laukiu šito, kurie užtrunka 10 žinai, kad galima bent kažkuria dalį sutrumpinti, kad jie būtų labai... Kalbėjau, nes man atrodo šių metų, ar praeitų metų pabaigoje, šių metų pradžioje su vieno tarp kitko fiziko, bet šiaip plačiai įdomus ir jis pasakojo įdomų dalyką, kad iki šiol dirbtinio intelektu atrastų vaistų patentų yra jau išduota, na, ta prasme patvirtinti FDA, aprūpina, man atrodo, apie 20, laukia dar 200. Kas dabar yra, jau po pusės ar daug, o gal net ir po visų metų, aš neįsivaizduoju, bet turėtų būti dar daugiau. Ir aš manau, tai yra, na, va čia yra tas geras pranašumas. Aš manau, kad aš labai laukiu, nes yra tiek ligų, kur iš esmės galima išgydyti. Šitas dalykas, aš labai manau, kad šitoje vietoje, tarkim, galėtų subujoti tą vadinamoją asmeninę personal mediciną.
Taip. Nes viena yra bendri dalykai, antras dalykas, kai tau reikia kiekvienam organizmui taikyti atskirą sprendimą, tai yra visiškai kitas darbas ir panašiai. Tai, tai elementarus pavyzdys būtų kitas pas, kai ir buvo jau žmogaus, tas vadinamasis smegenų žemėlapis buvo atkurtas, neatsimenu prieš kiek ten, senokai jau. 10 metų, man atrodo, panašiai, gal mažiau, gal klystu. Bet jis truko ten labai ilgai ir sukurta tik vieno konkretaus žmogaus. Tai jeigu mes tą patį, tarkim, pritaikom medicinai, kad jeigu mes norim, kad man asmeniškai būtų pritaikyti geriausiai veikiantis vaistai, tai čia irgi, aš manau, panašios apimtis, nes jeigu, tarkim, pagal mano DNR, pagal mano ten visus kitus parametrus parinkti optimalų dalyką, čia yra milžiniški duomenų kiekiai. Tai su to puikiai susitvarkytų. Be abejo, tam reikės vis tiek galutinio patvirtinimo, aš manau, žmogaus neišvengiamai. Man, žinok, visą laiką aš taip žiūrėdamas tas inovacijas, visą laiką prieinu ir prie to tokio mokslinės fantastikos, nes jau ta riba tampa tokia pilna, kur iš esmės, jau robotika, bet kitas dalykas, ką aš norėjau, kaip tu į robotiką iš esmės žiūri, tuos personalizuotus robotus, kurie bus kiekvieno žmogaus namuose, tai Tesla, Optimus ir dar, nežinau, kokių 20 kompanijų, kuria būtent tuos, kurie ten padės tau skalbinius išimti, išsilyginti, padaryti. Nežinau, čia aš asmeniškai vertinu šitą dalyką gana skeptiškai, bet galbūt čia mano paties asmeninis požiūris, kad, bent jau aš nematau poreikės asmeniškai savo ar mano šeimai turėti tokį robotą. Prasme, jeigu man būtų poreikis, tai aš ir taip samdyčiaus, nežinau, kokia ten namų šeimininkė, tvarkytoja, butler, tarna ar panašiai kažkas tokio, bet man to nereikia. Kiek tam žmonių reikia? Kažkiek galbūt ir reikia, bet aš irgi nematau, kad masiškai būtų samdomos ten tos namų tvarkytojos, kurios realiai atlieka tą patį darbą. Paspaudžia mygtuką, išplauti indus ir ištraukti skalbinius iš džiovyklės. Čia vienas iš pavyzdžių, man atrodo, daugiausiai tai pramoniai bus naudojami jie, kur ir naudojami. Bet čia jau tada ne apie humanoidus, kalbam apie robotizuotas sistemas, bet jos naudojamas. Jūs jau senai, bet man atrodo. Pirmasis yra, man atrodo, 57 metais buvo pritaikytas modelis, kuris net, atsimenu, aš pats daug paskaituoju, tai pasakojęs, ką jis darydavo, tai buvo, kad tas atitiko tikruosius robotų ten tą klasikinį užduotį, DDD, Dirty, Dangerous and Dull. Tai imdavo ten išlietas automobilių durelių rankenėlės iš liejimo formos karštas, dėdavo, man atrodo, į vėsinimą ir tada prie durelių. Ar gal ne visą ciklą, bet kažkas tokio, žodžiu. Tai jau tam yra daugiau negu pusę amžiaus šitam dalykui, bet vėlgi ten dirbtinio intelekto nėra. Jo, ir ta robotika labai kažkaip lėtai paskutiniu metu, aš suprantu, visą sukurt Boston Dynamics, man atrodo, kokį 20 ar 30 metų dirba, kad sukurti robotus, kurie daro. Jie imituoja sunku tokį dalyką. Vienas, sakyčiau, sudėtingiausių sistemų, tai yra gyvo organizmo sudėtingo žinduolio kūną, su viso vestibuliarinio aparato simulacija ir panašiai. Tai čia yra didžioji problema, aš manau. Ir dabar mes artėjom prie to, kur jau jie pradeda valdyti ir atrodyti, šokti ir dar. Čia tokie labai juokingi, pavyzdžiai, bet mes einam link to, kad kažkas tai vis tiek naudosis jais ar ten kažkas. Aš manau, realiausias tas robotikos ir dirbtinio intelekto tas sąlytis bus kažkada atsirasantis tas tikrasis autonominis transportas. Bet aš netikiu, kad jis atsiras labai greitai dėl teisinių ribojimų ir dėl infrastruktūros. Mes turim San Franciske, kuris pilnai veikia Veimo ir važinėja. Jo, ribotų teritorijų, ar ne? Taip. Tam tikrose. Čia viskas priklauso, žinai, nuo duomenų to kiekio, nes, man atrodo, Tesla autopilotas ir veikia Lietuvoje irgi. Veikti veikia, bet pas mus nesutvarkyta juridinė bazė, kas kaltas viskai. Ir pasaulyje, man atrodo, nėra sutvarkyta, kas kaltas dėl incidento. Ir, man vis tiek yra tas ir pakankamai ryškus. Dėl ko, kas kalčiausia dėl to, kad mes dar neturime autonominio transporto, mano atžvilgiu, yra tai mes patys. Nes, man ryškiausias buvo mano paties pirma patirtis autonominio transporto, čia buvo irgi seniai, prieš mažiausiai 5 metus Stokholme, ten vienam tokiam Čysta rajone yra, ten kaip Silicio slėnis. Ir ten tam griežtai rajone buvo pleistas, buvo autobusiukas, iš esmės, man atrodo, toks pas, kaip vėliau čia važinėja ir Vilniuje. Ir mus ten kaip technologijų žurnalistus pasikvietė jo pasivažinėti, ten viduje sėdėdavo vis tiek operatorius dėl visako, ir kaip aiškėjo, be jo nebūtų įmanoma. Nes atvažiuoja autobusiuku, priešas atvažiuoja, taksistas sustoja, išleidžia keleivių. Pypt. Gerai, aš pavažiuosiu. Pavažiuoja toliau tas, nežinau, 10 metrų, vėl tas pas. Paskui dar kitoje vietoje buvo siaura gatvelė, išsikrauna iš parduotuvę, savo prekės asortimentą pilą ir taip toliau. Žodžiu, mes tą atstumą ten kilometrą važiavom tikrai ilgiau, negu mes būtumėm neapėsti.
Tai ir dėl to aš esu įsitikinęs, kad kol mes neturėsim normalios infrastruktūros, kad atskirtas atskirai autonominis transportas ar kažkaip apribotas, nes aš žmonių sąmoningumu netikiu. Nu tikrai, pat paleisim net ir atskirą liniją, tarkim Vilniuje važinėti autonominiam transportui, nu negi kas nors nepabandysim mesti kamuolio, pažiūrėti, kas nutiks. Tai žinau. Ir San Franciske tas vyksta. Taip, tai aš manau, tai neišvengia. Tai tam reikia truputėlį, aš sakyčiau, kitokio požiūrio, čia ne vien to, kad mes tai galim, bet pažiūrėti, kaip tai iš tikrųjų realiai veikia. Bet ateityje, aš manau, taip, tai būtų įmanoma ir aš galbūt, bet tokio atsakyčiau tolimesnį truputėlį ateityje. Tai kažkur 5-10 metų. Daugiau? 10, 20 ir panašiai. Tarsi, taip, va tokių pilotinių kažkokių projektų aš manau, kad bus kažkiek. Tarkim, nebejoju, ten koks nors ten Boltas ar dar kažkas ten pasileis testinį irgi kažkokią, kad tave pavežios, bet tai netaps kol kas, aš manau, masiškai. Okay, supratom. Pakalbėkime apie Lietuvą. Kaip tu manai, kur Lietuva iš esmės yra tam dirbtinio intelekto žemėlapį? Kiek aš susiduriu, yra tokiom gana įdomioje padėti, kad labai daug lietuvių dirba prie labai daug gerų projektų, bet tai nesuskaita Lietuvos projektai. Nes mes nacionalinių neturim. Nes iš tikrųjų mums nežinau, ar reikia. Yra keletas, kiek žinau, kurie bandom kurti projektų, kurie iš esmės galima būtų vadinti nacionaliniais, bet vėlgi tai nėra vien lietuviški projektai, labiau tai būtų reikėtų sakyti baltiški projektai. Bet Lietuva yra labai maža šalis ir aš nematau labai didelio pritaikymo. Pagrindinis pritaikymas galbūt ir būtų tai lingvistiniai kažkokie sprendimai. Tai čia galbūt didžiausia tokia ir reikėtų ir galbūt čia ir sulauksime. O šiaip tai aš pažįstu tikrai labai daug lietuvių, kurie dirba daugybėje visų ir tų didžiųjų. Ir iš esmės, man atrodo, kažkada skaičiau, bent po kelių žinau, kad dirba lietuvis kiekvienam iš didžiųjų šitų, ir Gemini, ir prie Lečiato, ir prie ChatGPT. Iš esmės prie visų didžiųjų yra kažkas iš lietuvių dirbančių. Ir specialistų yra įmonių, kurios dirba, bet jos dirba, jeigu tai yra komercinis projektas, tai yra paprastai užsakovai, dažniausiai iš užsienio. Ir aš nesiskaito, kad tai yra lietuviškas kažkoks dalykas. Bet Lietuvoje ir lietuviai tai tikrai dar, aš manau, kiek aš susidūręs, dar puikiai. Kaip tu manai, ar mums reikia duomenų centrų ir kitos infrastruktūros dirbtinio intelektų kur? Netoks lengvas klausimas, kaip aš norėčiau pateikti lengvą atsakymą į jį. Aišku, taip nacionališkai norėtųsi, kad būtų toksai, ar ne, čia lietuviškas tinklas. Bet iš tikrųjų, kiek mums jo reikia ir kiek jis mums būtų ekonomiškai naudingas. Aš kol kas, nežinau, galbūt ateityje situacija kaip nors pasikeis, bet aš kol kas nematau, vėlgi apie kokią dydžią mes ten tą duomenų centrą kalbam. Bet, tarkim, tokio Google'inio dydžio, tai nemanau. Turėsim kur panaudoti visą tą kompiuterinę galią. Nes iš esmės, man atrodo, Lietuvoje yra tas, kad mes turim daug talento, bet tie talentai nelabai Lietuvoje yra. Ir kažką, žinai... Tai ką aš sakiau, kad dirba užsienio projektams, net ir įmonės gali būti lietuviškos, bet dirba užsienio projektams, nes mūsų yra maža rinka, mums neapsimoka ekonomiškai tiesiog labai kažką daryti. Aišku, yra ten tas patriotizmas, aš labai gerbiu ir mėgstu ir stengiuosi palaikyti, bet, ekonomika irgi yra faktorius. Tai beje, darom ir, kaip sakiau, yra ir kažkokia nacionalinių projektų, labai šaunu, bet jie vis tiek bus smulkūs, bet kuriuo atveju. Paprognozuokim ateitį, kaip tu daug domies technologijom, nes pastovi rašai, skaitai ir kaip tau atrodo tavo ateitis po 5-10 metų, ką mes turėsim, kas gal pasikeis tokio labai kardinalaus? Čia labai, yra toks vienas man labai mėgstamas fantastas, rašytojas ir futurologas Davidas Brinas. Jisai dirbęs yra ir su NASA, ir su Microsoft, ir su, man atrodo, Google. Lietuvių kalba išleistas jo tas pats Erdanas, senovinė leidykla, buvo išleidusi Šaukšnimo karas. Ten vieną knygą 2 tomais, labai rekomenduoju paskaityti. Labai, iš tikrųjų, superinis rašytojas ir man yra pasisekę gyvai su juo pakalbėti, kai jisai lankėsi Lietuvoje, mes ten darėme su keliais žurnalistais interviu. Ir jis išsakė tokią mintį, kurios aš iki šiol nepamirštu ir kurią aš labai pritariu, kad pasaulis, kai tu pažiūri per 5 metus į priekį, atrodo labai keistas. Tai aš atsakydamas į tai klausimą, aš nedrįstu prognozuoti, kad bus už 5 metų, nes sunku prisiminti, kaip pasikeitė pasaulis prieš 5 metus. Ko pats norėtum, žinai, kas tau būtų galvoj, norėčiau, kad per 5 metus, mes jau kalbėjome apie tą personalizuotą mediciną, kuri gal ne už 5 metų ateis, bet už 10-20 metų. Aš manau, po 5 prasidėt bent jau ta tokia stadija, kai jinai išeis į viešumą, kaip sakiau, ten tą susižavėjimą ir pasibaisėjimą. Aš manau, po 5 metų mes galbūt galėtumėm tai laukti, vėlgi, jeigu tai bus daroma investicijų. Bet tai vėl paremta bus dirbtinio intelekto, aš manau. Tai gerai, tai jo, personalizuota medicina, minėjau, kažkiek būtų labai gerai, bet aš netikiu, kad tai bus autonominis transportas.
Bendravimas su kompiuteriu. Vis tiek mes dar bendraujame iš esmės klaviatūrą didelę dalim ir balsu. Balsas atrodo būtų gerai, bet aš, pavyzdžiui, balso beveik nenaudoju. Nes, tarkim, kad aš, na, nežinau, jeigu sėdė tu ofise ir kiekvienas tau pradės kalbėti su dirbtiniu intelektu, net jeigu tu visi sėdėsi su ausinėmis, na, bus chaosas. Jeigu, aš, pavyzdžiui, labai nemėgstu, kai žmonės viešame transporte irgi kalbasi su, kad ir telefonu ir taip toliau. Tai vat, balsą aš stengiuosi iš komunikacijos su kompiuteriu eliminuoti. Nors dabar į tą jau paskutiniu metu buvo labai daug kreipiama dėmesio visoje rinkoje ir taip toliau, bet aš manau, kad mums reikia kitokio kažkokio būdo komunikacijos, nežinau, idealu būtų neurolinkinis principas, bet vėlgi tam aš nemanau, kad po 5 metų tai būtų įmanoma. Ta prasme, taip, kadangi visas tas neurolinkas pats buvo kūrimas ir yra kūrimas visų pirma žmonėms su negalia, tai ir pirmieji bandymai jau sėkmingai, kiek žinau, jau yra. Ir aš manau, po 5 metų jau ten tas truputėlį išsiplės, bet net iki to susižavėjimo ir pasibaisėjimo, aš manau, mes po 5 metų neprieisim, tam reikės dar daugiau laiko. Ir vėlgi, ten yra daug visokių sprendimų, kurie pakankamai yra baisus ir pavojingi, kurie bent jau dabar skamba. Bet vėlgi, aš netikiu raudonomis ribomis, nes kas mums patogu, mes užmerksime akis į tai, kas yra negerai ir darysime tai, ką mes norėsime. Kas mums tuo metu atrodys gerai. Tai vat aš norėčiau, nežinau kokiu būdu, ar tai niekas nenorėtų, aišku, invazinės kažkokios ten laidų, ar net ir nanorobotų, kurios ten, aišku, vėlgi, jeigu ten tie nanorobotai kažkokia piliulytė, kurią tu išgeri, kurie ten, nežinau, po mėnesio suyra ir viskas gerai, nu tai gal ir ne taip ir baisu. Bet mano svajonė tai būtų, nežinau, tarkim, grynai smegenų bangų nuskaitimą. Tam, aišku, reikėtų jau labai jautrios įrangos, su labai didelė raiška, tarp kitko, link to truputėlį irgi judama labai lėtai, bet vat, būtent ta brainwaves nuskaitimo raiška, rezoliucija auga. Dabar auga. Aš esu matęs kelias, va tenai man buvo didžiausia moksla, kai tu gali užsidėti šalmą iš esmės, kuris, ten buvo labiau kaip, kad tu, kai miegi, galėtų rašinėti, ką tu sapnuoji, žinai, kokius vaizdinius galvoji. Tai čia labai tokia didžiulė mokslinė fantastika. Kaip tu matai, tu daug skaitai ir būtent mokslinės fantastikos ir tikriausiai žiūri filmų. Kaip manai, ir dirbtinis intelektas neužilgo sukurs, tu galėsi pats sukurti visą filmą pagal savo knygas, tarkim. O čia iš technologinės pusės ar iš... Technologinės. Tai vat Google pristatė Veo 3, kur jau gali atkartoti ir balsą visai neblogai. Da, aišku, gali sugeneruoti labai trumpą tą vaizdą, bet jau dabar matėm, reklamas kuria, visą kitą. Aš manau, tai kodėlgi ne, galėtai bus galima tik tai, kas žiūrės tas filmus. Pats savo. Na, aš abejoju, ar žiūrėčiau savo sugalvotą filmą, nes, na, visų pirma, tu bet kokią didesnę apimties kūrinį, pradedant straipsnį, baigiant knygą, tu rašai daug ir ilgai, ir tam reikia daug įdėti darbo ir vargo, ir žinių, ir patirties, ir žodžiu, tai yra didelė tikrai kaina. Tai aš manau, kad čia labai niekas nepasikeis. Nu, panašiai kaip ir dabar, nežinau, ten tų visų gali nutikti panašiai kaip su tais visais paveiksliukais, kai Midjourney, o paskui ir Copilot'o ten tas dalyvis pasileido. Visi kūrė masiškai, nu dabar jau nebėra. Taip, kažkokia bangas, kažkokia Ghibli studio, kur visi kūrė savo. Taip, vat man labai buvo keista, kai ten vienu metu telefonų gamintojai labai savo naujų telefonų pristatymuose kaip reklamos ir atsispirimo taškų reklamavo, kad maždaug jūsų nuotrauką paversime avatarų 16 stiliumi. Ir kas iš to aš nemačiau. Nu taip, savo, ten, tarkim, Facebook'o sraute, kur aš ten, nežinau, matau, kiek ten, kokį 1000, 1500 galbūt žmonių. Nu, aš gal kokius 2 mačiau, kurie buvo užsidėję, o daugiau tai yra, nu, truputėlį bereikšmas dalykas. Tai aš manau, su filmais... Kitas dalykas, aš manau, toks dalykas, galbūt jį kažkiek perims pati kino industrija, kaip tokiam darimui kažkokiu draftu. Pasimodeliavimui, pasižiūrėjimui, nes iki šiol, tarkim, daugelis, kiek yra matę filmą Žiedų valdovas ir jo tęsinį apie Hobbitus, jie nėra matę, kaip tas filmas buvo kūrimas ir kiek buvo naudojama fizinių dalelių, kiek daroma maketų ir mąstymo, iš kurios pusės bus dedama kamera, iš kurios pusės judės ten herojai, kaip net ir šešėlė, man atrodo, buvo maketuojami fiziškai. Dabar visą tai galima bus padaryti žymiai greičiau ir pigiau, bet tai nebus galutinis produktas, aš manau, tai bus toksai, na, įrankis profesionalai, kurio galės, aišku, pasižaisti ir mes pasižaisim, bet sakau, kadangi tai niekas nežiūrės, aš nemanau, kad tai labai kažkas išplis. Bet potencialas didelis. Gerai, tai man atrodo paskutinis gal kaip ir klausimas, jau aptariam ateitį truputėlį. Koks gal tavo palinkėjimas žmonėm, kurie dar niekada nenaudoja dirbtinio intelekto iš esmės, kaip įrankio kažkam daryti, arba yra priešiški tam, koks tavo palinkėjimas jiems gal? Aš manau, kad išbandyti reikia. Išbandyti
pasidomėti reikia, kaip tai galima padaryti saugiai, visiškai anonimiškai, neskleidžiant savo duomenų. Ir ne tik kaip kad vartotojų, ten IP ir panašiai, bet net ir formuluojant tos pačius klausimus, nes vis tiek turbūt bandymas beveik su didžiaisiais kalbos modeliais, užduoti klausimus apie tokius, kurie neutralūs, bet išbandyti labai rekomenduoju. Ir kitas dalykas, ką aš susiduriu, kad vyresnio amžiaus žmonės kažkodėl bijo tai išbandyti, bet tai ten nėra ko bijoti, ta prasme, tau niekas per galvą neduos, niekas iš tavęs nesišaipys, tą rezultatą matysi tik tai tu. Arba net jeigu jūs netyčia nuplauksi viešumą, niekas neatseks, kieno ten buvo, dažniausiai, jeigu tu tai darysi anonimiškai. Tai tik tai paimti ir pabandyti, nebūtinai tam, kad tu naudosi, bet tu suprastum, kaip tai veikti. Ir aš visgi siūlyčiau, kad pabandyti ne taip, kad vieną kartą užmečiau, bet pabandyti, pamagyti kokį ten prisėdant, kokią savaitę, vakarą per savaitę, kokį mėnesį ir panašiai. Gal prilips, gal neprilips, arba bent jau suprasi ir galėsi pagrįstai pasakyti, kas tau nepatinka ir panašiai. Nes tai yra, aš manau, tai yra viena iš tokių ateities technologijų, kuri daug keisis, tikrai nebus tokia, kokią piešia ypač geltonoji žiniasklaida dabar, bet tai technologija tikrai bus kaip ir internetas, kaip mobilusis ryšys, kaip ir tiesiog greitas internetas. Jo, tai palinkėjimas tikriausiai visiems išbandyti ir nebijoti technologijų ir jas naudoti, tik visą laiką atsižvelgti tą saugumą. Taip, tikrai. Kad gerai, tai ačiū tau labai. Ačiū tau.